Ką jaunimas? Dar viena kelionė, nauji nuotykiai, naujos pažintis. Skrisime į Rumuniją. Sveiki, atvykome, esame Rumunijai, kažkur vidury. Mane čia kažkoks garbės ratas laužo. Tai susipažinome su keletą jau žmonių, kambariokais. Bus matyt, ką čia veiksim. 11 dienų gyvensim čia, kažkur niekur kaime. Įdomu, kas čia mūsų laukia. Va toks va čia mūsų namukas. Per brūkšnelį tvartas. Atnaujintas. Įdomiai. O čia tokie karstikliai kažkokie beždžioniukams. Tai čia man kaip tik. Aš mėgstu po medžius laipės. Fainiai. Tai kągi, mėlėjai. Gaminame nuostabų vienintelį nepakartojamą tinginį. Bus rytoj nuostabi šventė, Lietuvos pristatymas kultūrinėse naktise. Tai ruošime, ragausime ir skanausime. Iki. Ja, gali porą žodžių tu pasakyti. All true, agreed. Lietuviškai? Sutinku su kiekvienais žodžiais. Lenkiškai? Zgadzam się z wszystkim, co ma powiedzieć. Geriau lenkiškai iš karto reikėjo. Iš naujo padarysim lenkiškai. Не, ты gali sakyti lenkiškai. Я говорю до-русской. Я согласен с тем, что сказал этот молодой человек. И вообще он такой замечательный. Я бы расцеловал его руки. Give me your hands. Which table is better, Lithuanian or Portuguese? So sentenced by your words. I feel so judged and sent away. Before I go, I'd like to know, is that what you meant to say? The wall of words? Tell me, did I really hear? É padrão que cria raízes em meu coração, que não me ensinou nada senão amar-te. Sveiki visi, užlipę buvom į viršų. Ane, Urte? Lipom į viršų, dabar keliam draugus. Komandinis darbas vyko. Labai smagu, įdomu. Super. Oi, ačiū, man. He's going down, coming down. That's the way he is coming down. Labas rytas. Trečioji diena Rumunijoje. Vyksta pasiruošimas žygiui. Žiūrime, ką gaminsimės, kokius produktus pirksim. Bus įdomu. And this is the food. So many food. Look at this. Wow. Argi ne kietai? Labai. Palydim saulę. Vakaras iš ties nuostabus. Ramu. Kažkas pjauna malkas tolumoje. Išėjau biškį pabūti su savimi. Subalansuoti, pamedituoti. Nes jau trečia diena. Be pertraukos leidžiam laiką, visi drauge čia, 20 mūsų. Labai gerai yra pailsėti. Pabūti su savimi, su gamta. Be galo svarbus ir naudingas dalykas. Nepamiršti tiesiog savęs, nes turi būti pats pilnas, kad galėtum duoti po to kitiems. Tai va. Rytoj pradedam savo žygį. Iki greito. Žygis jau prasideda. Kompanija susirinko. Šiandien pirmoji diena. Ves mumis portugalai. Tai kaip žinot, sunku pasitikėti portugalais, kad gal atves teisingai.
Einam po biškį, pradėjo lyti jau. Apsirengėm viską, ką galėjom. How is the hike so far? It's very easy actually. It's just a backpack that is heavy. This is how it looks. Quite mystical, as you can see. Sveiki visi. Šiandien, penktadienį, gaminame nacionalinį Rumunijos bulgurą. Jūs tik pažiūrėkite šį grožį. Kokia ugnis, kokia aistra, kokia galia. Iki greito, mėlėjai. Okay, do we need more water? Šitas geresnis. 1 minute. We should also try it to Sil. see. Say something. I don't know. I'm red. Like not like that. Like that. Labas rytas. Šešta diena. Šiandien miegojom va taip visi kaip silkės. Iš tikrųjų geriau negu tikėjausi. Turime 2 kambarius. Virtuvėlę. Čia mūsų virtuvėlė, va čia galim pasigaminti, pasidaryti arbatos. Turim terasėlę. Toks vaizdas. Lauželis, vakarienį gaminti. Žodžiu, cabin in the woods in the middle of nowhere. Very nice. Jojam, būrio vadas Nojus su lietuvių komanda veda jaunimą į kalno viršūnę. Oras ne pats geriausias, matom tik 5 metrus priekį, visur rūkas, bet savotiškai gražu. Labai įdomus takas, apšerkšnyje krūmai kadagių. Eik. Ką, draugai, 7 diena. Atkeliavom į savo stovyklavietę po 10 km žygio. Štai tokie vat tentai. Miške. Čia gaminimo komanda gamina. Vakar gaminau, užvakar gaminau, dabar kiti daro. Reikia ir duoti ir kitiem pasireikšti. Čia va toks mūsų lauželis. Renkam daug malkų, nes visą naktį reiks kuriant prisižiūrėti. Visai gražu. Visą dieną rūkas. Šiek tiek lyja. Tai va tokiam vat mysterious miške ir laukose gyvenam. What's your cooking will? Onion. Fungo. Fungo. Va taip ir gyvenam. Oh, it was a knockdown. Čia matote nuostabų į medį, į senąją grybieną. Labai gražu. Tęsime kelionę. Oh no. That is my friend, guys. His name is Jonathan. The yellow. He's nice. He's not scared. Na ką, mėlieji, 4 dienas žygiavom.
Buvo visko ir šilta, ir šalta. Miegojo miške šiąnakt. Po vienu stogu, po vienu tentu, kaip sliekai susigrūdę. Buvo laužo vachtos. Budėjom, kad ugnis neužgestų, kad ir te košę galėtume išsivirti. Tai žodžiu. Tikrai geras nuotykis. Pailsėjau ir nuo telefono, nes buvo pirmos dienos išsikrovė ir viskas. Tai toks geras detoksas, miegas geresnis. Puikiai nuotaika, energija pakrauta ilgam laikui. Tobula, visiems rekomenduoju. Išeit į mišką savaitėje ar mažiau galit ir dienai. Grįžome namo į gimtąją Klaipėdėlę. Nuostabus oras, kelionė buvo puikiai. Daug išmokta, daug patirta. Gamtoje praleistas laikas su žmonėm. Tai va, linkiu visiems ramybės, lengvumo ir atrasti save šioje gyvenimo kelionėje. Peace.